I'm cool! Sveikas, gyvas pavasarį! Oras gražus ir aš lekiu į laukus. O geras ateinu, kai durys praviros. Kacai, iš kurgi tu čia? Atėjo pas mane. Nu geras. Laukia. Pusė. O Dieve. Sakys. Eik. Eik tave. Kirimst. Dabar 7:30 vakaro. Aišku. Važiuoju atsiprašyti draugės. Dabar va. It's time to say sorry. I'm too done. Oh my god, kaip saulė šviečia. O kur jinai, tai aš nežinau. 50% kad jos vapšiai nėra namie. Ir mama manęs laukia tenai, nes turbūt nieko nėra namie. I'm scared. I'm traumatized and I'm going to her house. And this is creepy. I'm gonna do this, cause I'm too ready. Paskambinkime į duris. And this is how it goes. Ir jos net nėra namie jaučiu. O aš su šokoladu. And she's gone. Arba jinai tiesiog neatidarys. Mama manęs laukia. O jos nėra. Oh my god, this is scary. Ne, nieko nėra namie. Važiuojam kitur, nes teršalas yra mano antras vardas, kaip sakau. Kas nors ir mes važiuojam į karuselės. Lietuviškai tai vadinasi pabučiuoti spyną, pabučiuoti klemką. Ką reiškia? Taip lietuviai sakydavo, kad ateidavo pas kažką ir rasdavo užrakintas duris. Sakydavo, pabučiavom klemką ir išėjo. Pabučiavau klemką. Klemka. Klemka? Klemka. Aha. Reiškia spyną. Man gėda, man labai yra gėda. Aš jas matau, reikia išeiti šitą gėdą. Man yra labai gėda. Kaip man labai gėda jau čia. Esam atrakcionuose su šitu. Ai, atsipalaukim. Aš taip nenorėjau! Aš nenorėjau šitaip! Aš šitaip nenorėjau! O kada įkvėpt orą? O kada įkvėpt orą? O kada? Kaip tai nieko, rupūžiak! O kada kvėpuot? Blog! Vemiu. Nu va, žmonės nebijo. O man tai pykina dabar, jūs neįsivaizduoja. Blaivausi po biškutį, čia žmonės čiki-pikio, o aš tai nei piki, nei čiki, tiesiog. Pariurys. Ir šalia mašinos. Mes einam į parką, nes aš nebežinau po karuselių, jau man tai pykina, visai sukasi pasauliais.
Gabrielė, tai jinai skraido visur, kur nori. Ne. Sėdim, žiūrim į įspūdžius čia. Ne. Kas ne? Esam, va, parke ir, kaip ir sakiau, baisu, vis dar pykina, nesuvokiu, kur randuosi, taip ir gyvenam, ane? Visi ruošiasi mamos dienai, dabar išvakarės, tai čia močiutė vadovą nugaus, o čia jos vardas užrašytas yra Nijolė. Va, puiku. Va, mes grįžom jau iš visų atrakcionų, aš jau miegu, pykina aišku vis dar. Ir aš eisiu montuoti video, nes jau labai vėlu. Mane filmuoja mama, kuri yra labai gera, mane visur nuveža, parveža labai gerą video. Ir viskas, norėjau pasakyti, kad labą naktis ir geri dienos, geros mamos dienos. Iki. Matau labai gerai. Fejerverkai pas mus. O per langą kaip